šiandien mes kalbėsime apie kaip sėkmingai startuoti Pigu LT platformoje. Mūsų seminaras susidarys iš 2 dalių. Tai vienas bus labai techninis, kaip dirbti su sistema ir kaip įkelti sėkmingai prekes. Kitas bus apie tai, kaip iš tikrųjų žmonės sėkmingai prekiauja. Turime pasikvietę į svečius mūsų pardavėją Smart Trading. Ir Karolis mums papasakos apie tai, padės galbūt jums susiorientuoti, pradėti į ką labiau atkreipti dėmesį ir, žodžiu, turėsim tokį 2 dalių pristatymą šiandien. Kokius techninius dalykus noriu šiandien pradžioje paminėti? Tai vienas dalykas, labai tikiuosi, kad jūs atlikote namų darbus ir prisiregistravot prie sistemos ir dabar, ką aš jums šiandien rodysiu, jūs galėsite sėkmingai panaudoti po seminaro. Skaidrėms bus pasidalinta ir visos nuorodos, kurias šiandien rodysiu, jūs lengvai pasieksite. Kitas dalykas, kad jeigu jums kyla klausimų ir neaiškumų dėl sistemos, tai rašykite man. Mano vardą pavardę matote, tai reikia tik pridėti @pigu.lt. Tai apie Pigu konkrečius klausimus rašykite man. O jeigu turite apskritai inovacijų agentūrai apie seminarus kažkokių pastabų ar klausimų, tai tuomet tuos tokius bendrinius klausimus nesusijusius su sistema, jūs juos galite rašyti Giedrei, nes Giedrė dalinosi, kad kartais tik jos ateina klausimai, kaip čia įkelti XML pas mus. Tai žodžiu, kas tiksliai deleguota Pigu, rašykite man. Na ir pradėsiu tada prezentaciją. Struktūra tos pirmosios dalies bus tokia. Pirmiausia, susipažinsime su Pigu LT svetaine. Labai tikiuosi, kad jūs jau joje esate buvę ir ne kartą ir pirkę, ne tik žiūrėję. Tada pačios sistemos, su kuria dirba pardavėjai apžvalga, kaip įkelti produktus, kaip juos filtruoti ir kaip įkelti likučius ir kainas. Tada trumpai apibendrinsim ir aptarsim, jeigu turėsit kokių klausimų. Ir tada perėsim prie kitos dalies apie užsakymų valdymą. Tai dabar, jeigu eigoje kils klausimų jums, tai jūs irgi drąsiai galite arba kelti ranką, arba galite rašyti komentarus, mes po to juos peržiūrėsim ir atsakysim. Tai pradėsiu nuo to, kokie svarbiausi 2 kodai pas mus sistemoje yra ir be kurių jūs niekaip neišsisuksit. Tai yra barkodas ir tiekėjo kodas. Barkodas pas mus griežtai turi būti originalus. Tai yra 13 skaitmenų barkodas ir jisai, tai yra vienas pagrindinių dalykų, pagal ką jūs galite kortelėje susikurti ir pagal ką, jeigu taip yra, kad jūs nesate vienintelis tos prekės pardavėjas, prie kurios galite prisijungti. Tai labai, kodėl svarbu, kad tie barkodai būtų originalūs, tai dėl to, kad nesitiktų taip, kad jūs sugalvojat kažkokį skaičių kratinę ir prisijungėt, norit parduodant pastą, prisijungėt prie kokios nors striukės, ne? Tai, žodžiu, šitas yra labai svarbus barkodas. Ir jisai būtinai turi būti originalus. Dabar SKU tiekėjo kodas. Tai šitas kodas gali būti jūsų sugalvotas. Esmė, kad jūs matydami tik tiekėjo kodą ir gavę užsakymą, suprastumėt, kokią prekę klientas įsigijo. Tai čia jūs turite matyti, ar ne, jeigu prekiaujate, tarkim, prekėmis su dydžiais ir spalvom, tarkim, drabužiai ar ne, kokie džemperis, tai jeigu jūs matote tik tiekėjo kodą, pagalvokit, kad matytųsi ten ir spalvos kokia raidelė ar dydis, kad pirkėjas tikrai gautų tą prekę, kurią užsisakė ir nebūtų klaidų ir jums būtų paprasta. Ir kortelėje šitas kodas irgi yra privalomas, taip kad kitaip be šitų dalykų jūs kortelės nesukursite. Tai barkodas ir tiekėjo kodas svarbu skirtingi kiekvienai prekiai, kiekvienai spalvai, kiekvienam dydžiui, žodžiu, vos prekės skiriasi, turi skirtis ir barkodas ir tiekėjo kodas. Kodėl dar svarbu barkodas? Tai kad Pigu dirba uždaro katalogo principu. Jūs, kad palygint galėtumėt ir suprastumėt, apie ką tai yra, tai tikrai tikiu, AliExpress'e esat bandę scrollinę ir matę šimtus tokių pačių nuotraukų, kur skirtingas pardavėjas turi savo prekės kortelę susikūręs. Tai pas mus taip nėra, pas mus yra viena prekė ir ją įėjus galima matyti, iš ko tą prekę, galima pasirinkti, iš ko tą prekę nusipirkti. Tai uždaro katalogo principas ir yra, kad yra viena prekės kortelė ir viduje jau renkiesi tą pardavėją. Taip yra mažiau
kortelių, ar ne, lengvesnis pasiekiamumas ir pasirinkimas pirkėjo. Tai čia, ką jūs matote, tai tiesiog ar ne skirtingos prekių kortelės, kiekviena jūs tikrai susidursite su šitu išsireiškimu, tai yra prekių kortelės pas mus. Dabar įėjus į vidų, tada, kai ta prekės kortelė, ta pati prekė yra parduodama kelių pardavėjų, pirkėjas mato štai tokį vaizdą, ar ne, čia pagrindinis prie nuotraukos įsidėti krepšelį ir šita vieta vadinasi buy boxas. Tai reiškia, kad kiekvieno pardavėjo interesas yra tą buy boxą laimėti ir neatsidurti prie kitų pardavėjų pasiūlymų. Nes nieko nesakau, esu ne kartą pirkus ir rinkusis kitų pardavėjų pasiūlymus, nes būna, kad algoritmas skaičiuoja kelis dalykus, bet pirkėjui nebūtinai svarbus jie visi. Tai tas algoritmas buy boxo laimėtoje apskaičiuoja pagal mažiausią kainą, greičiausią pristatymo laiką ir geriausius pirkėjų atsiliepimus. Tai žodžiu, jeigu jūs patinkat, greit pristatot ir dar pigiai parduodat, tai tikėtina, kad atsidursite čia šitam buy boxe ir būsit ramus, kad jūs visada pasirenka pirmus. Tai, o kaip išsiskleidus ar ne, matosi čia šitie kiti pardavėjai, kaip pasispaudžia klientas kitų pardavėjų pasiūlymus. Dar vienas svarbus niuansas, kad skirtingos spalvos pas mus yra skirtingos prekės kortelės. Tai logika yra tokia, kad ypatingai moteris, jeigu ieško raudonos suknelės, nebūtinai spaus ant juodos ir tikrinsis, ar yra kitų spalvų variantų. Tai mūsų logika tokia, jeigu jūsų prekės spalvos yra skirtingos, jūs dedate jas skirtingas prekės korteles, kad iš to pirminio vaizdo klientas nuspręstų, ar jis nori šito daikto ar nenori. Na ir dabar eisim į video instrukcijas. Jūs šitas skaidrės gausite ir tas nuorodas galėsite pasitikrinti ir pasižiūrėti dar kartelį. Aš dabar tada pakeisiu truputėlį prezentuojamą vaizdą ir pirmiausia jums parodysiu, kaip sukurti prekę rankiniu būdu. Tikiuosi girdėsite būdu. Spaudžiame naujas produktas, įvedame barkodą, kurį ketiname įkelti į sistemą. Atsidaręs langas, matote, sukurti naują prekę, visi laukai yra tušti. Kuriant prekes, reikėtų atkreipti dėmesį į raideles, jos paaiškina, kokios informacijos šiuose laukuose tikimės iš jūsų. Taip pat yra rusų kalbos skirtukas, kur rekomenduojame įvesti informaciją rusų kalba. Grįžtame į lietuvių. Atkreipkite dėmesį į mėlyną spalvą pažymėtą tekstą, jis yra aktyvus, ant jo paspaudus matysite taisyklės. Tai, kad jas pamatytumėte, pirmiausia turime pasirinkti kategoriją. Kategorija tai yra sąrašas jums visų priskirtų kategorijų ir turite pasirinkti tokią, kokią ketinate kurti. Tada pasitikrinate, kokios yra pavadinimo kūrimo taisyklės. Svarbu laikyti struktūros, kuri čia yra nurodyta, tai reiškia pirmiausia nurodome savybę, tada koks tai yra produktas, kam jis skirtas ir brendas. Kaip pavyzdžiui, kašmyro šalikas moteriams. Įvedame. Svarbu nenaudoti žodžių vien didžiosiomis raidėmis, nedėti jokių skyrybos ženklų, tokių kaip kabutės ar skliausteliai. Na ir laikyti struktūros. Atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų asortimentas yra itin platus, tai kaskart pasitikrinkite, ar pavadinimo kūrimo taisyklės ir struktūra nėra skirtinga. Ilgasis aprašymas taip pat turi savo taisyklės, priklausomai nuo to, kokios kategorijos prekių jūs kuriate. Tai lygiai taip pat pasitikrinkite, kokios yra taisyklės. Aš esu jau pasiruošusi tekstą. Ir čia įkopijuojam, koks yra dydis, kokia sudėtis ir kad šalikas yra vidutinio storumo. Turėkite omeny, kad klientai visada peržiūri prieš pirkdami prekę, tad nepašykštėkit informacijos. Jeigu matote, kad įklijavus tekstas yra neteisingai suformatuotas, vienas yra ryškesnis, kitas yra mažesnis, tai formatavimą galima nuimti paspaudus pažymėjus tekstą, tada paspaudus format ir pačioje yra clear formatting. Tokiu būdu suvienodins jums visą tekstą. Kiek žemiau turite pasirinkti, kokia yra kilmės šalis, tada įvesti KN kodą. Jeigu jo neturite, galite jį įsivesti į naršyklę, jis yra štai čia pademonstruotas. Ir ten tiesiog susivesite savo prekės KN kodą. Aš jį vėl turiu pasiruošusi.
Prekės instrukciją galite prisegti į sistemą, galite nurodyti, kad ją įkelsite į pakuotę. Jeigu kelsite į sistemą, formatas būtinai turi būti PDF. Šiuo atveju štai taip. Jeigu turite, galite įkelti iki 3 YouTube video nuorodų, vėliau Pigu.lt puslapyje jos matysis ties nuotraukomis. Laukai, čia turite suvesti parametrus, tai yra prekės, filtrai, pagal ką klientai filtruoja. Priklausomai nuo kategorijos, tų parametrų kiekis gali būti labai skirtingas, nuo 2 iki 40 eilučių. Kas yra pažymėta raudona žvaigždute, būtinai turi būti pasirinkta iš sąrašo. Tai prekės ženklas yra toks. Jeigu matysite, kad prekės ženklo sistemoje nėra ir tarkim jūs ateinate su nauju prekės ženklu, jūs galite jį įvesti ranka į aktyvią eilutę ir tiesiog pasirinkti papildyti. Vėliau išsaugant jums rašys, kad tokia reikšmė nėra patvirtinta, bet neišsigąskit, viskas gerai, mes kai tikrinsime korteles, tas prekės reikšmės patvirtinsime. Tada pasirenkate medžiagą, iš ko yra sudaryta prekė. Jeigu yra kelios sudėtinės medžiagos, tai galite kelias ir pasirinkti. Štai taip. Spalvą lygiai taip pat renkatės tik iš sąrašo. Jeigu jie yra dryžuota, labai spalvota ar kažkokia sunku išrinkti, kokia yra pagrindinė spalva, tai galima pasirinkti, yra vienas iš variantų įvairių spalvų. Jeigu matot, kad yra lengvai gėlėtas produktas, tarkim sofa, bet akivaizdžiai su mėlynu fonu, tai renkamės tą pagrindinę spalvą mėlyną. Toliau pasirenkate, kam skirta, vyrams ir moteriams ir koks yra aksesuaro tipas. Jeigu pasirinkus, matysite, kad yra raidelės AD šalia pasirinkimo, tai supraskite, kad Pigu.lt puslapyje prie ilgojo aprašymo atsiras automatiškai sugeneruotas aprašymas. Tarkim, tam tikri prekės ženklai ir medžiagos turi tokius pasirinkimus ir tikrai juos galėsite, tiesiog jūsų aprašymas taps informatyvesnis. Keliaujame žemyn. Varianto pavadinimas praktiškai visada turi likti tuščias, nebent jūsų prekė turi kairinį arba dešininį variantą. Pavyzdžiui, kampinė sofa gali būti kairinis arba dešininis kampas, gali būti gyvatuko pajungimas kairinis ar dešininis. Tai visais kitais atvejais, jeigu jūsų prekė neturi kairinio ar dešininio varianto, čia nieko nevedate. Nuotraukos turi savo taisyklės, minimum 3 nuotraukos. Pirma nuotrauka turi būti baltame fone, tik tai produktas. Kitos nuotraukos gali būti kitų kampų, tam tikros detalės užfiksuotos arba nufotografuota kompozicija. Labai svarbu, kad nebūtų, kad jų optimalus išmatavimas yra 1000 ant 1000 megapikselių ir neturi būti jokių vandens ženklų ar nuorodų į jūsų svetainės ar parduotuvės. Pridėti nuotraukas galite kelias vienu metu. Svarbu pasirinkti būtent tą produktą, kurį ir ketinate kelti, ne jokių kitokių spalvų. Kai pasirinksite, jums rašys tik vienos nuotraukos pavadinimą, bet viskas tvarkoje, išsaugojus įsikels visos jūsų pasirinktos prekių nuotraukos. Toliau keliaujame žemyn. Modifikacijos pavadinimas, jeigu prekė neturi dydžių, lieka tuščias. Čia dydžiai yra tik drabužiams ir avaliniai, tai yra, jeigu būtų drabužiai, būtų SML, o jeigu būtų avalynė 36, 37 ir taip toliau. Atkreipkite dėmesį, kad būtinai turi būti konvertuota į europietiškus dydžius ir dydžio pavadinimas rašomas iš didžiosios raidės ir tai turi būti tik raidės arba tik skaičiai, nebent tai yra moteriškas apatinis trikotažas. Jeigu tai yra vaikiški drabužiai, vesti išmatavimus reikia centimetrais. Tada tiekėjo kodas, prekės atpažinimo kodas, jis turi būti autentiškas kiekvienai prekiai, kiekvienam modeliui, kiekvienai spalvai ir kiekvienam dydžiui. Tad kas kartą vis turite įvesti kitą tiekėjo kodą. Gamintojo kodas nėra privalomas laukas. Toliau turite suvesti, kiek turite vienetų sandėlyje ir kokia kaina yra be PVM. Toliau prekės pakuotės išmatavimai, tai yra prekės išmatavimai pačios pakuotės pirminės. Tarkim, tai yra kvepalų buteliukas, kuris yra įdėtas į prekės ženklų pažymėtą dėžutę, kurią jūs vėliau dėsite į
kurjerių kažkokią tai dėžutę. Tai jums čia reikia suvesti išmatavimus prekės ženklų pažymėtos dėžutės. Ir būtinai konvertuojate į metrus išmatavimus ir svorį į kilogramus. Visą informaciją vedate su tašku. Tūris pasiskaičiuoja automatiškai, įvedus būtinai paspausite pliuso ženklą, kai atsiranda antroje eilutėje, tai reiškia, kad jūsų pakuotės išmatavimai užsifiksavo. Jeigu turite daugiau pakuočių, tai tiesiog vedate dar kartelį kažkokį išmatavimą, bet tik tuo atveju, jeigu jūsų šita aprašoma prekė netelpa į vieną dėžę, vedate vis kitą pliuso pagalbą. Jeigu turite kitą dydį, tai čia reikėtų, tarkim, įrašyti M spaustų sukurti, jums vėl susigeneruotų toks pat informacijos blokas, kur vėl reikėtų suvesti kainas, kiekius ir pakuotės išmatavimus. Jeigu jūsų prekė dydžių neturi, čia nieko nevedate. Ir paskutinė dalis, jums tai reikia pažymėti, kad sutinkat ir patvirtinat, kad informacija yra išsami ir teisinga ir kad prekė yra aprašyta. Spaudžiame išsaugoti. Na, tai toks rankiniu būdu prekių kėlimas, kaip jums jisai atrodo. Tai gerai, tai tiems, kurie turi ne kelias prekes, parodysiu trumpesnį įrašą, kaip prekes importuoti vienu metu. Kaip įkelti keletą prekių vienu metu. Pasirenkate produktų importas, atsisiunčiate šabloną ir čia surašote visus ketinamus įkelti barkodus stulpeliu. Spaudžiate pirmyn ir pridedate išsaugotą barkodų sąrašą. Gali būti, kad gausite net kelis atsakymus. Šiuo atveju pirmasis nurodo, kad dalis jūsų nurodytų barkodų jau yra mūsų sistemoje ir jums reikia prie jų prisijungti. Kitas atsakymas demonstruoja, kad yra dalis prekių, kurios mūsų sistemoje yra, tačiau prie jų prisijungti be vadybininko pagalbos jums nepavyks, todėl kreipkitės į jį. Ir yra trečiasis, kuris nurodo, kad tokių barkodų mūsų sistemoje nėra ir jums juos reikia sukurti nuo pat pradžių ir tai mes atliksime. Spaudžiame pirmyn. Atsisiunčiate kategorijų sąrašą, jo prireiks pildant šabloną. Taip pat atsisiunčiate ir šabloną. Jis atrodo štai taip. Raudoni kampukai paaiškina, kokios informacijos iš jūsų tikimės ir aš dar trumpai ją apžvelgsiu. Pirmame stulpelyje reikia įvesti kategorijos ID iš sąrašo, kurį atsisiuntėte prieš šį dokumentą. Tada suvedate prekės atpažinimo kodą, tai yra tiekėjo kodas. Labai svarbu tai, kad kiekvienam modeliui, kiekvienai prekiai, kiekvienam dydžiui, spalvai, tiekėjo kodas turi būti vis kitas, tad atkreipkite į tai dėmesį. Barkodas turi būti originalus 13 skaitmenų. Nuotraukos nuoroda. Ji turi būti tiksliai į nuotrauką, tai negali būti jūsų elektroninė parduotuvė. Jeigu neturite nuorodos, tuomet čia nieko neveskite, reikės ją įkelti sistemoje rankiniu būdu. Gamintojo kodas nėra privalomas laukas, jo galite nepildyti. Tuomet, vadovaujantis visomis taisyklėmis, nurodote pavadinimą. Pavadinimo struktūra turi būti savybė, produktas, kam skirta ir prekės ženklas. Na, šiuo atveju, kaip pavyzdys, būtų pižama moterims testas mėlyna. Jeigu prekiausite šalyse, latvių ir estų kalba galite nurodyti pavadinimus, taip pat rusų kalba. Tada nurodote ilgąjį aprašymą visomis kalbomis, tai yra lietuvių, latvių, estų ir rusų. Jeigu kitų vertimų apart lietuvių kalbos neturite, laukus palikite tuščius. Jeigu jūsų prekė turi dydžius, tai yra modifikacijos pavadinimas, čia galite įvesti dydį. Toliau pakuotės svoris, ilgis, plotis ir aukštis konvertuotas į metrus ir kilogramus. Jeigu jūsų prekė turi taros depozitą, nurodote kiek vienetų jums jo reikia ir įkeliate į sistemą. Jeigu viskas sėkmingai, sistema parodys, kad prekės yra įkeltos. Jeigu bus nepavykę, jums tiesiog bus Exceliuko failas paaiškinantis, dėl kokios priežasties įkelti į sistemą informacijos nepavyko. Taip, ir dabar kaip tas sukelti kainas ir likučius. Kelti kainas ir kiekius.
Tai galima atlikti dviem būdais. Vienas rankinis, įėjus į prekės kortelę suvesti kainų ir kiekių informaciją, arba importuoti visas kainas ir kiekius visoms prekiams vienu metu. Pirmiausia, demonstruoju rankinį būdą. Įeinate į prekės kortelę, keliaujate žemyn iki kainų ir likučių lentelės, įvedate tiekėjo kodą, jeigu jis nėra nurodytas, kiekį, kurį turite sandėlyje ir kainą be PVM. Keliaujate kiek žemiau, išsaugote. Kitas būdas, jūs galite importuoti kainas ir likučius. Jums aktyvus laukas bus sukurti, ant jo paspaudus matysite štai šią vietą. Galite pasirinkti, ar norite kainas ir likučius importuoti iš failo ar iš nuorodos. Jeigu importuosite iš failo, tai reikš, kad kaskart pasikeitus informacijai, failą reikės atnaujinti ir vėl kelti į sistemą. Galima rinktis importuoti iš nuorodos, tai reiškia, jeigu jūs sukursite, tarkim, Google Sheets pagal žemiau esančius šablonus, tiesiog čia įkėlus Google Sheets nuorodą, į sistemą grįžti jums nebereikės, galėsite visą informaciją naujinti Google Sheet'uose ir sistema tą informaciją tam tikrų periodų atsinaujinus pasiims. Tai dabar atrodo šablonai, kuriuos reikia užpildyti. Jums tai reikia įvesti kategorijos ID, modifikacijos ID, tada tiekėjo kodą, tai yra prekės atpažinimo kodą, barkodą, būtinai 13 skaitmenų originalų barkodą, toliau gamintojo kodą, šis laukas nėra privalomas, tada kainą be PVM ir sumą, kiekį prekės, kurią turite sandėlyje. Šį failą išsaugote, na ir pasirinkus, ar įkeliate Google Sheets nuorodą, ar pridedate kaip failą, spaudžiate toliau, dar kartelį patvirtinam ir čia jau yra kainų ir likučių informacijos surišimas, kad atitinkama kaina atsirastų prie reikiamos prekės. Jūs turite pasirinkti identiškai taip, kas yra nurodyta pirmame stulpelyje. Tai kategorijos ID, modifikacijos ID, tiekėjo kodas, tada yra barkodas, kaina be PVM ir kiekis. Tai suvedus vykdyti importavimą. Tai tiek video iš manęs. Bus dar vienas, kurį pakomentuosiu gyvai ir grįžtam tada prie mūsų prezentacijos. Aptarsim tą, ką jūs čia matėt. Ir dar vienas dalykas, kuris irgi yra labai svarbus sistemoje, tai yra produktų filtravimas. Tikrai būna kartais pardavėjai prisijungia prie sistemos ir sako, tiek kelių produktus, nei vieno nesimato. Tai pas mus produktų nesimato, jeigu jūs nepasirenkat, pagal ką norite juos išsifiltruoti. Tai ir filtras yra gana platus ir jais vadovaujantis, ar ne, tikrai galite tuos produktus lengvai surasti. Bet ką galite pasirinkti, kad juos pamatytumėt, bet pagrindiniai dalykai dažniausiai naudojami. Tai yra produkto ID, produkto barkodas, pagal pavadinimą jo galima ieškoti, pagal produkto statusą, ar jisai aktyvus ar neaktyvus svetainėje, ar prekių aprašymas yra patikrintas ar nepatikrintas, apie šalį, kurioje aktualu sukelti produktai. Yra du tokie įžeidžiančios ir nevalidžios kainos blokai. Tai nevalidi kaina atsitinka, kai pardavėjas sumažina ženkliai arba padidina, ženkliai pasikeičia prekės kainą. Esam turėję tokių atvejų, kur per netyčia XML-ose ar Google Sheets-uose įkelta informacija pasikeitė ir ta kaina tapo 90% mažesnė negu turėtų būti. O kadangi pas mus pirkėjų srautas yra gana didelis, tai įsivaizduojat, kas atsitinka, kai atsitinka daug pirkimų, nes kaina yra nerealiai geras dylas. Tai mes šitą vertinam, sistema ar ne užfiksuoja ir tada tą pasiūlymą deaktyvuoja. Tai jeigu taip nutiktų jums, nereikėtų tūkstančiuose prekių ieškoti tos nevalidžios kainos ištikusių prekių kortelių, tai jūs tiesiog galite išsifiltruoti su nevalidžios kainos filtru. Įžeidžianti kaina, tai yra kaina, kuri vertinant rinkoje yra neadekvati, labai didelė, tai tokius pasiūlymus sistema irgi atjungia. Galima dar
pasižymėti, pas mus prekių tos kortelės nėra ištrinamos. Jas jūs, jeigu sukūrėt ir nusprendėt nebepardavinėti daugiau niekada, tai jūs galite pasižymėti, kad ta prekė nebeparduodama. Ir jeigu ilgainiui pasikeičia jūsų noras ir tą prekę vis dėlto norite susirasti, tai taip pat yra filtras rodyti nebeparduodamas prekes. Taip pat, jeigu atsitinka taip, kad jūs sistemoje likučius pateikėte ir pas mus puslapyje klientai prekes gali įsigyti ir tą padaro, bet jūs atmetate užsakymą dėl to, kad neturite prekės likučio, tokiu atveju sistema irgi jūsų tą prekės kortelę deaktyvuoja tam, kad neklaidinti pirkėjų, nes nėra nieko maloniau, jūs patys žinot, kad nėra nieko nemaloniau, nei kaip ir įsigyti, bet po to paaiškėt, kad tų pinigų negausi to produkto. Tai mes tas prekes, kai atjungiam, tai turim sukūrę filtrą, kad jūs galėtumėt pasitikrinti, ar kam jūsų, kokiam iš kurio iš prekės tas nenutiko, tai yra nėra likučio blokas, tai pagal jį išsifiltruoti tikrai šitą galite informaciją, susirasti produktus, susipildyti likučius ir vėl ją aktyvuoti. Tai dabar ką reikia įsidėmėti prieš pradedant kelti prekes. Tai jau buvo aptarta, bet dar kartelį pasikartosiu. Būtinai originalus barkodas ir tiekėjo kodas, jie turi būti skirtingi kiekvienai prekiai, modeliui, spalvai, dydžiui. Jeigu turi 3 spalvų, 3 dydžių džemperį, vadinasi, turėsi turėti 9 barkodus ir 9 tiekėjo kodus. Ne? Jei turite tą pačią prekę, tik tai kitokių spalvų, kitokių talpų arba išmatavimų, jos turi būti kuriamos kaip atskiros prekės. Prekių nematysit, jeigu nefiltruosit, tai pasirinkit pagal kokį filtrą norite išsifiltruoti savo sukeltas prekes sistemoje. O prisijungti prie jų esamos prekės kortelės galima įvedus tiekėjo kodą ir pasiūlymą. Primenu nuotraukų taisyklės, nes tai yra tikrai labai svarbu. Apskritai, jūs kai suprantat, kad klientai perka iš nuotraukos. Ir kuo daugiau tų nuotraukų, tuo patikimiau atrodo, tuo geriau atrodo. Apskritai norisi įsigyti, nes viskas aišku, nekyla klausimų ir tai sumažina grąžinimų tikimybę. Tai reikalavimas yra minimum 2-3 nuotraukos, bet jos tikrai turi būti profesionalios. Pirma nuotrauka būtinai turi būti baltame fone, kitos gali būti kompozicijose. Tada minimalūs išmatavimai 1000 ant 1000. Pridėjus nuotraukas prekės kortelėje, būtinai reikia paspausti išsaugoti ir tuomet tos visos nuotraukos jūsų pažymėtos įsikels. Šitą kartoju dėl to, kad labai dažnai pardavėjams, kurie kelia prekes rankiniu būdu, iškyla šitas neiškumas ir dažnai sulaukiame klausimų. Tai žodžiu, nuotraukos įsikelia paspaudus išsaugoti prekės kortelę. Modifikacija tai yra dydis, ir jeigu jūsų prekės turi dydžius, tai turėsite kurti kelias skirtingas modifikacijas toje vienoje prekės kortelėje. Ir jeigu klientui iškils klausimų apie jūsų prekę, tai turėkite omeny, kad komunikacija vyksta per mus. Tai bet kokiu atveju tiek aprašymai, tiek pavadinimas, tiek nuotraukos turi būti labai aiškios ir atspindėti, ką jūs ten parduodate. Taigi, tai veiksmai, kai gaunate užsakymą. Pirmiausia, jūs jį gaunat, tada turit patvirtinti, tada nustatyti sistemoje kelis parametrus ir apdoroti, tai reiškia išsiųsti klientui. Pats svarbiausias pirmas jūsų veiksmas, tai tas užsakymo patvirtinimas ir jisai turi įvykti per 4 darbo valandas. Įeinate į užsakymą, į orders, to be confirmed ir paspaudėte ant eilėje, nes visi šitame etape esantis užsakymai turi būti patvirtinti per 4 darbo valandas. 4 darbo valandos tai nereiškia, kad jeigu jūs naktį gavot užsakymą, turit šokti iš lovos ir tvirtinti. Darbo valandos tai reiškia, kad jeigu penktadienio vakare gavote užsakymą, jį patvirtinti galite iki pirmadienio pietų, iki 12 valandos. Kodėl tai svarbu? Tam, kad būtų klientas užtikrintas, kad tas užsakymas yra gautas, pamatytas ir bus pradėtas vykdyti. Tai jūs einate į užsakymai ir važiuojate žemyn, pasirenkat prie net patvirtintų, tas gautas naujas užsakymas. Spaudžiate ant jo ID ir čia matote pristatymo, čia matote parašyta apie GLT, bet iš principo jūs matysite
iki kurjerių laiką, kada turite, iki kada turite pristatyti, nurodote kiekį, kurį klientas įsigijo arba kurį jūs turite, nes būna pasitaiko, kada klientas užsisako 3 prekes, o jūs turite 2, tai čia galite įvesti, kada kiekis yra 2. Na, bet geriausia būtų nurodyti tiek, ar net turėti tiek nurodyto likučio, kiek prekių sandėlyje ir turit. Tai labai svarbu šitą atlikti ir labai sekti savo turimus likučius. Tada gali būti, kad klientai užsisako didesnį kiekį produktų ir jums netelpa į vieną pakuotę užsakymas. Tai tokiu atveju čia labai svarbu siuntos lipdukų kiekį nurodyti tokį, kiek pakuotės šito užsakymo jūs siūsite. Pagrindinis momentas, kad jeigu jūs atsispausdinsit vieną lipduką ir jį užklijuosit ant 2 dėžių, tai kliento viena dėžė nepasieks. Tai kad taip nenutiktų, nes tuos lipdukus ar ne kurjeriai skanuoja ir siunčia, ir kad suprastų, kad yra vieno užsakymo, vis tiek turi kiekviena dėžė turėti atskirą lipduką su savo galutiniu adresu. Tai čia įvedate, kiek reikia siuntos lipdukų, gaunate lipdukus, juos atsisiunčiate, atsispausdinate ir supakuojate užsakymą. Kai užsakymas yra paruoštas, išsiuntimui spaudžiate apdoroti. Dabar prie pirkėjo informacijos jūs matote informaciją, kur reikia, kas yra pirkėjas ir kam reikia suformuoti sąskaitą. Ir sąskaitą būtina pridėti prie dokumentų, iki dar išsiunčiant šitiem kurjeriam. Tai šita dalis tikrai yra labai svarbi. Žodžiu, labai atsakingai reikia pažiūrėti. Tai sąskaitą būtinai pridėti dar iki išsiunčiant kurjerą. Sąskaitą taip pat galite išsifiltruoti. Labai filtrų skirtingų turime daug, pagal vardą, pavardę pirkėjo, pagal adresą, pagal panašiai. Dažniausiai naudojamas šitas filtras yra tada, kai jūs norite pasižiūrėti sąskaitos, kiek buvo ar ne sugeneruota sąskaitų per mėnesį ar per tam tikrą jums aktualų laiko periodą. Ypatingai šitas dažnai naudojama tų pardavėjų, kam automatiškai sistema generuoja sąskaitas. Tai jūs galite rinktis pagal užsakymo datas. Ir pagal tai, jeigu jums aktualu savo sąskaitas, ar ne, jūs turite įsirašę ir irgi pagal sąskaitų numerį galite susirasti. Tai taip jūs rasite visus jums pateiktus užsakymus. Vienas niuansas yra tiems, kurie pristato prekes tiesiogiai klientui. Sistema dažniausiai neturi galimybės, mes nematom, kada jūs tas prekes pristatot. Tai šitoj vietoj apie siuntą suvedate informaciją patys ir kai ją pristatote, irgi būtinai pažymite varnelę, kur čia matote raudonai apvestą, tai būtinai pažymėkite, kada tą pristatymą atlikote, kad nematytume mes ir netraktuotume to kaip vėlavimų pristatyti klientui. Apie pačią pakuotę. Dažnai, tokie yra kardinalūs, esminiai, ar ne, pakavimo principai, kurie kurjeriai turi gana skirtingus tuos, gana panašius su tam tikrais niuansais, bet tokie pagrindiniai dalykai, į ką svarbu atkreipti dėmesį, tai kad didelės, kenksmingos, jautrios išorės poveikiui prekės, jos turi būti pristatomos tiesiogiai. Negali būti kaip ir kada ir kur jūs besiųstumėt 2 lipdukai ant vieno paviršiaus. Tai reiškia, kad tie lipdukai turi atsispausdinus iš sistemos, ar ne, lipduką, jūs jau klijuojate ant pakuotės. Tai žodžiu, tai negali ant vienos pakuotės būti vienas šalia kitos klijuoti lipdukai. Ir dar kartelį, lipdukų kiekis yra lygus pakuočių kiekiui, lipduko barkodas privalomai turi būti įskaitomas ir užklijuojamas pilnas su visa pateikta informacija. Tai kokie dabar gali būti tie pavyzdžiai, kokius kurjeriai su mumis dalinasi arba mes patys savo sandėlyje esame matę. Tai jeigu jūs matot, kad jūsų printeryje baigėsi dažai, tai pasipildykit, nes turėkite omeny, kad dažniausiai net terminaluose veikia konvejeriai ir jie automatiškai
skanuoja tas jūsų barkodus. Tai jeigu ten trūksta kažkokios informacijos, arba jinai neryški, arba jūs užklijavote lipnią juostą ir susigarankšliavo tas barkodas, tai šitas užsakymas mažiausiai užstriks ir lauks, kol ten bus išsiaiškinta ir perspausdinta. Arba, jeigu niekam pataikysit ant piko sezono, tai jisai taip ir atsibus kur nors po stalu, tikėtina, ir neaišku, kada pasieks klientą. Tai būkite dėmesingi ir rūpinkitės tiek savo pardavimais, tiek klientų užsakymais, kad viskas būtų aišku įskaitoma ir sklandu. Tai dar kartelį, patvirtinimas turi vykti gavus užsakymą per 4 darbo valandas. Tiksliai nurodykit likučius ir pristatymo datą, kad netektų klientam nusivilti. Siuntos lipdukai jau kelis kartus minėjau, bet tikrai atidžiai žiūrėkit, kad jie būtų tvarkingi. Nepamirškit prisekti sąskaitos į sistemą iki atiduodant kurjeriam. Ir tiesioginiai pristatymai turi būti papildomai pažymėti kaip užbaigti sistemoje. Visa šita informacija tiems, kurie prisijungia ir pradeda bendradarbiauti su mumis, yra pateikiama Pardavėjų akademijoje. Čia turime ne tik video mokymus, bet ir dažnai užduodamus klausimus, instrukcijas, pagal temas išskirstytus, jums patogiai galite pasinaudoti ir pasitikrinti. Ir, bet kokiu atveju, sistema yra pakankamai intuityvi, kurioje galima tikrai susiorientuoti, bet jeigu jūs nerandat, nesusiorientuojat, tai pirmiausia, ką darot, ieškot informacijos Pardavėjų akademijoje. Jeigu jos nėra arba iškilo tikrai kažkoks opus klausimas, tai yra skiltis susisiekite. Čia mes turime visą komandą dirbančią pagal temą, tai kokioj temoje jūs jausitės turintys klausimą, ten ir galite susipildyti. Tie, kurie buvote prisijungę praeitą kartą ir nepavyko prisiregistruoti arba to nedarėte arba pamiršote, tai turėkite omeny, kad mūsų šitie susitikimai yra apie tai, kaip mes dirbsime su sistema, kaip greičiau jūs galėtumėte gauti užsakymus. Tai tokiu atveju jūs vis tiek turite užsiregistruoti, tai dar kartelį primenu, kad einate į phgroup.eu ir tada pasirenkate PHH Group Marketplace, Start Selling Now ir čia Create Business Account. Čia jūs supildote savo įmonės informaciją, gaunate sutartį, ją pasirašote ir gaunate prisijungimus ir pradedate su mumis bendradarbiauti. Primenu, kad tai yra taikoma 6 mėnesių nuolaida mėnesio mokesčiui ir jums nereikės mokėti beveik iki kalėdų, jeigu dabar sudarysite sutartį. Jeigu sudarysite iki gegužės 31 dienos, tai viena tik tai žvaigždutė, kad šitas negalioja jau esamiem pardavėjam ir tiem, kurie nori savo tiesiog persirašyti kitų vardų. Tai tokiu atveju šitas mėnesio mokestis, nuolaidų mėnesio mokesčiui negalioja. Kitas namų darbas, kad nenuobodžiautumėt, tai tie, kurie jau pasirašo sutartis ir prisijungia prie sistemos, jūs turite susipildyti visą Pigu.lt pardavėjo paskyros informaciją. Tai atkreipkite dėmesį, kad keliose šalyse nuspręsite prekiauti, tose šalyse jūs ir turėsite įvesti informaciją. Tai visi tabukai turi būti suvesti Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Čia jums reikia informaciją apie savo sandėlį, suvesti, kad matytume, kur kurjeriai gali gražinti prekes, jeigu klientas gražino. Čia jūs turite buhalterinę visą informaciją savo suvesti, savo sąskaitos numerius ir kontaktus, būtinai teisingus, kad galėtume su jumis susisiekti, jeigu prireiktų. Tai visą šitą skirtingose šalyse, jeigu per keliose prekiausite, tai visą šitą informaciją reikės pakartoti per visus šalių tabukus. Ir trumpas anonsas dar, kitą savaitę bus tema Būk matomas ir parduok daugiau ir mes pristatysime savo reklamos galimybės, kuriomis galite pasinaudoti per mūsų platformą. Taip pat turėsime kviestinį svečią teisininką, kuris ekspertiškai pasidalins teisiniais reikalavimais reklamai.